Treneris sveikinam su antrąją pergalę iš eilės. Kokie pagrindiniai rungtynių akcentai, kas gavosi, o kas galėjo būti geriau? Kas gavosi, tai manau, kad galutinis rezultatas. Bandėm primesti savo žaidimą, turėjom momentus, bet truputį su realizacija vienas momentas, antras, bet buvom kantrus ir pasiekėm rezultatą. Tai manau, kad šiai dienai po tokio įtempto grafiko buvo svarbiausiai pasiekti 3 taškus. Pats paminėta prastesnė realizacija, šiandien tas trigubas keitimas būtent tam ir buvo skirtas. Taip, norėjom aštrinti, norėjom gyvinti, todėl metėm žaidėjus, kurie galėtų pagyvinti žaidimą priekyje. Tai buvo tam ir skirti 3 keitimai su to tikslu. Komandai buvo naujų veidų, kurie debutavo, žiūrint į ateitį, ar galima tikėtis dar papildymo, ar jau esate patenkintas to, kad turite? Manau, kad visada dairomės į rinką, vieną kitą opciją esam numatę, stebim, žiūrim ir pasitaikius progai, manau, kad sureaguosime. Pats varžovų žaidimas Dainava, kaip ir buvo galima tikėtis, kad jie pradėjo savo žaidimą nuo gynybos, kažko nustebino? Manau, kad ne, buvom tam pasiruošę, matėme, kad šiandien turėjome savo momentų, būtent žinojome, kaip jie nori gintis, kad jų daug yra baudos aikšteliai, tai buvom tam pasiruošę.